Sveiki. Noriu trumpai pristatyti štai antrosios spalio sesijos Europos parlamente rezultatus. Lietuva nenustoja stebinti. Paskutinė istorija su balionais, keliais šimtais kontrabandinių balionų. Lietuvos reakcija pirmą kartą iš tiesų skaitai ir nesupranti. Ar mes norime dėrėtis dar, ar mes siūlome kažkokias tai sąlygas Baltarusijai ir panašiai. Uždaryti sieną parai, 2, 3. Pasižiūrėti, kokia bus reakcija. Jeigu mes nereaguosime, bandysime kalbėti, kad kaip Ruginienė, nežinau, kokias pareigas užima Lietuvoje, sako, o mes, bandysime nusiųsti signalą. Veiksmais reikia, o ne signalais. Labai aiškiais veiksmais mes tik tai galime juos perspėti dėl tolimesnių nusikaltimų. O tokie nusikaltimai daromi ir tai nėra vien tik tai ekonominiai, aš nesutinku su tuo. Tai yra iššūkis mūsų saugumui. Europos Sąjungoje mes esame sutarę, kad šią kadenciją skirsime ne vien tik tai kalbėdami apie saugumą, gynybą ir kitus svarbius reikalus, bet bandysime mažinti biurokratizaciją. Taip vadinami dereguliavimo teisiniai paketai. Štai pirmasis pasiekė mus trečiadienį balsavome ir kągi, jis buvo nepriimtas. 318 prieš, 309 už. Kas atsitiko? Reikia pasakyti, kad pirmasis paketas buvo skirtas būtent mažiau ataskaitų apie taip vadinamą tvarumą, žalinimo kursą ir panašiai, mažiau informacijos apie tiekimo grandinės dalyvius ir taip toliau. Nors šitie dalykai yra, tarp kitko, labai ir labai svarbus. Bet tiek to. Buvo priimtas kompromisinis sprendimas. Atrodytų, valdančioji dauguma galvoja, kad apskritai žalinimo kurso nereikia. Ir reikia atmesti visus tos bandymus, uždėti tam tikrus reikalavimus į didelėms įmonėms, aš pabrėšiu, didelėms įmonėms, nuo 1000 darbuotojų, nuo 100 milijonų, 450 milijonų apyvartos ir panašiai, bet iš vis nereikia nieko apie tai kalbėti. Tuo tarpu žalieji manė, kad šis supaprastinimas sumenkina žalinimo kursą. Balsavimas parodė, kad iš esmės valdančiosios daugumos tokių svarbių programinių klausimų iš esmės nėra. Labai blogas ženklas komisijai ir apskritai sugadino, sakyčiau, tokią politinę nuotaiką, balansą Europos parlamente, nes nepaisant visko, buvo slaptas balsavimas, o slaptas balsavimas buvo paprašytas iš kraštutinės dešinės tam, kad galimai suviliotų tam tikrus, pavyzdžiui, parlamentarus netgi iš konservatorių, liaudės partijos, taip pat iš socialdemokratų, netgi kai kas iš mano Atnaujinkime Europą. Aš turiu įtarimų, balsavo arba bent jau susilaikė balsavimo metu. Na kągi, pirmas bandymas, prisvilęs blynas. Sesijos metu man teko 2 kartus kalbėti apie Ukrainą. Pirmas sykį, kalbant apie užšaldytų Rusijos valstybės aktyvų panaudojimą, kuriant tam tikrą reparacijų paskolų fondą. Priimtas sprendimas taip. Užšaldomi aktyvai, priklausantis tik valstybei, tai kalbame konkrečiai Belgijos atveju 140 milijonų. Valstybės narės duoda garantijas, jie yra užšaldomi ir naudojami kaip užstatas, ar ne? Valstybės narės, kurios pasiruošia, tarp kitko tikrai manau, kad bus ne visos, duoda garantijas ir tos garantijos virsdamos jau paskolomis iš komercinių bankų patenka į Ukrainą. Išimtinai Europos taryba yra pasiūliusi, kad tai būtų kariniai paramai, žinoma, jos labiausiai reikia, 140 milijardų, įspūdinga suma, 2 metus galima tikrai išsilaikyti su tokia, solidžia parama. Antrų klausimų. Mes kalbėjome iš tiesų, ką reiškia šiuo metu, kada girdime įvairiausius pasiūlymus grįžti į Budapeštą. Kalbėjome, ką reikia iš tikrųjų daryti, kokios tai turi būti dėrybos, kaip įtraukti Europos Sąjungą, nes panašu, kad tie pokalbiai tarp Vašingtono ir Maskvos nenumato jokios rolės, jokio vaidmens Europai. Na ir pagrindinis dalykas tai, žinoma, niekad neprarasti budrumo tuose visuose manevruose, kurių daugybę matome iš Rusijos pusės. Kągi, trečiadienį buvo paskelbtas Sacharovo premijos 2025 metų nugalėtojas. Aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Mzija Amaglobeli,
kartu su Andžeju Počobutu, įkalintų Baltarusijoje, buvo nominuoti šitai premijai. Jie paskelbti nugalėtojais. Aš nuo pat pradžios Mzijos Amaglobelį kandidatūrą kėliau. Vienas pirmųjų Atnaujinkime Europą grupėje. Vėliau mums pavyko apjungti bendrus veiksmus su konservatoriais. Vėliau konservatoriai reformistai prisijungė ir mes nugalėjome. Šį kartą tiek. Penktadienis darbas Lietuvoje. Daugybė svarbių susitikimų, kaip visada. O jums linkiu mažiau lietaus, galbūt šiek tiek saulės ir svarbiausia pasitikėjimo savimi. Iki.